Labą dieną. Dažnai turime tokią situaciją, kai automobilis yra iš JAV ir yra norima valdyti savo vartų automatiką, naudojantis automobilyje integruotą HomeLink sistemą. Bet problema ta, kad Amerikoje naudojami dažniai dažniausiu atveju nesutampa su Lietuvoje naudojimo automatikų dažniais. Todėl naudojimo originalių pultelių nepavyksta pririšti prie automobilio. Mūsų sprendimas dažniausiai yra statyti papildomą imtuvą prie jūsų turimos vartų automatikos, tam, kad galima būtų suderinti dažnius. Tai dažniausiai Amerikoje yra naudojami dažniai 315 MHz, Lietuvoje tiek Europoje 433, 92 MHz arba 868 MHz. Būtent šis imtuvėlis montuojamas prie vartų automatikos, ir šie pulteliai jau keliauja kartu su šiuo imtuvėliu, belieka tik tai pultelio mygtuką pririšti prie imtuvo, o vėliau jį pririšti prie automobilio. Taigi demonstruoju, pultelio mygtukas atidaro automatiką, užsidega lemputę, antrasis pultelis antrąją automatiką atidaro, ir trečiasis pultelis atidaro trečiąją automatiką. Taigi faktiškai klientui belieka tik pririšti pultelį prie savo automobilio HomeLink sistemos.